šaudimo štaisą parodom štaisą. Labai džiaugiuosi, kad Šaulių sąjunga pagaliau turi geras šaudimo varžybas tiek snaiperiam, tiek dabar ir pistoletam. Ateity, matau, turėsim ir karabinui, tai labai džiaugiuosi, kad vystosi ta gera linkme. Palyginti su tuo, kas buvo matyta prieš 5 metus, prieš 3 metus, su kiekvienais metais galima pasidžiaugti, kad lygis stipriai kyla. O nes perka šauliai naujus ginklus, naujas metodikas pradeda naudoti, dalyvauja treniruotėse ir matosi, tikrai yra didžiulis proveržis. Jeigu mes judėsime tą kryptimį, tai tikrai bus labai aukšti rezultatai. Iš vienos pusės norim pažiūrėti, kaip visi yra pasiruošę ir kaip visi šaudo, iš kitos pusės norim juos supažindinti su šia disciplina, kad galima ne tik stacionariai šaudyti, bet ir dinamiškai judant. Praktinio šaudimo sporte iš esmės dalyvaujama yra standartiniais ginklais, nemodifikuotais. Tai yra labiausiai paplitusios kategorijos. Yra Production, kur praktiškai iš viso nemodifikuotas yra pistoletas, ir Production Optics, kur pistoletu galima uždėti kolimatorius takiklį. Šių varžybų sėkmę iš tikrųjų lemia greitis iš pradžių, o vėliau jau reikia dadėti ir taiklumo, jeigu nori siekti labai aukštų rezultatų. Labai džiugu, kad Lietuvos Šaulių sąjunga juda tuo keliu ir domisi šaudimu vis labiau ir tikrai matyti gausius dalyvių skaičius, palaikymas iš pačios Lietuvos Šaulių sąjungos vadų šitom varžybom. Ir tikrai džiugu esamoje situacijoje, kad šauliai tikrai daugiau dėmesio skiria ne tik kaip įsigyti ginklą ir jį turėti, bet kaip ir jį profesionaliai valdyti. Tai iš principo labai džiaugiuosi šitom varžybom, tokių gausių būrių šaulių, labai gera atmosfera tarp patriotinių žmonių. Tai yra turbūt geriausias jausmas, kurį tikrai jaučiu savo viduje. Tai yra vienas iš geriausių sprendimų mano gyvenime prisijungti prie Šaulių sąjungos. Didžiuojuosi to, kad esu šaulys ir labai tikiuosi, kad garbingai nešiosiu šį vardą.